Nu ką, labukas visiems. Šiandien turiu tokį aparačiuką. Dar vienas S1000 XR. Tokių jau esu keletą daręs. Kanale yra, man atrodo, 2 video ar 3, dabar neprisimenu. Skirtingų metų. Šitas pagal metus kol kas naujausias bus pas mane. Tai yra 24 metų jisai. Modelis. Tokį išdažymų pirmą kartą matau. Arba čia turbūt... Ne. Čia tai tikrai ne gamykliniai turbūt reikalai. O gal gamykliniai? Na čia nėra XR. Ne, gal čia kokia grafika užklijuota. Nežinau. Bijau pameluot. Tai va, ką mes čia su juo darysim? Čia mano jau vieno, kaip pasakyt, esama buvusio kliento. Iš Klaipėdos, linkėjimai Klaipėdai visiems. Darė pas mane kitą panašaus kategorijos motociklą. Pardavė, dabar pasiėmė šitą. Tai vat, ką mes čia su juo darysim? Tai va, dėsim šitą reikalą. Kai pirko, gavo dovanų tokį bakelį Akropovičiaus. Naujas, aš taip suprantu. Buvo kitas originalas, bet pas BMW jie nėra šlykštus originalai, tie bakeliai. Nedideli, forma labai gera. Sakyčiau, gal net neverta būtų dėti kažkokį sportinį, ten galima perdaryti. Toliau, aišku, čia yra Euro 5 visi reikalai. Su didelėm dėžėm. 4 lambda zondai jau pašita eina, 2 priekiai yra white bandai. 2 gale narrow bandai paprasti, kurie tikrina katalizatoriaus efektyvumą. Priekiniai lambda zondai yra white band, tai yra autoadaptyvūs zondai. Tai ta technologija nuo mašinų paimta, iš visų motociklų, visų gamintojų. Tik tai BMW turi kol kas šitą technologiją. Kiti taip pat galėtų padaryti, aš manau, be problemų. Kodėl jie nepadaro, sunku pasakyti. Tai va, labai didelis privalumas, tai yra šitie 2 zondai. Aš motociklą galiu sureguliuoti taip, kad jisai būtų autoadaptyvus. Tai galima pasakyti trumpai taip, nesvarbu kokioj šaly būsit, nesvarbu prie kokių temperatūrų, prie kokių sąlygų. Žemiau jūros lygio, aukštai kalnuose, motociklas automatiškai prisitaikys prie visų sąlygų. Nereiks perdarinėti jokio čipo, ta prasme, jeigu sučipuoju, padarau, jisai prisitaikys prie tų visų reikalų. Ir, nu žodžiu, labai didelis bonusas, kai yra vat, būtent tokie zondai. Aišku, iš gamyklos jie yra suprogramuoti kitaip, jie atlieka kitokią paskirtį, tai yra Euro 5 reikalavimai ir taip toliau. Bet kas liečia maksimalią galią, jie yra, kiek aš esu daręs, jie yra tikrai gana gerai tenai padaryti. Tai yra aukštesnės apsukos, maksimalią galia ir taip toliau. Viskas, kas yra žemiau žema zona, ten kruizinimas ir taip toliau, tai jie yra pagal visus euro reikalavimus, kaip ir visi motociklai. Jie prie niekur nieko neprisitaiko, jie nieko nedaro, tiesiog atiminėja kurą, lėsina mišinį. Taip pat va, būtent kaip šitie narrow band zondai. Tai narrow band jie tik tai tikrina efektyvumą katalizatoriaus, šitie kurie už. O pas motociklus kitus, kur nėra white bando, yra tik tai narrow band, tai jie tik atiminėja kurą iki lambda 1 tos ribos, ekologija ir visa kita. Jie nieko nereguliuoja, jie niekur nesiadaptuoja, tai pasakyti galima. Tai va, tai šių naudos šitų galinių realiai yra labai mažai. Kai kurie mocam taip, ten yra šiokių tokių niuansų, bet realiai jie nėra reikalingi motociklui. Jeigu kas būtų naudinga, tai va, jeigu būtų tokie. Tai va, čia yra, parodysiu, kas čia yra. Šalinsim, žodžiu, šitą baką, katalizatorių, nu kelnes, supratot. Tai čia yra stainless steel, man atrodo. Jo, šitas bakelis nežinau, ar čia stainless, ar čia titaninis. Bet, nu, parodysiu, kaip atrodo. Tai vat, sureguliuosim kuro sistemą dėl galios. Žiūrėsim, kiek jisai čia su tuo išmetimu gali maksimaliai turėti. Galima bus galbūt palyginti su prieš tais darytais, kokie ne maksimalią galę pasiekė. Kitų diapazonų ten lygiai prasmės kaip ir nėra, ten aš padarau taip kaip aš noriu. Tai va, aišku, reikalų čia yra pakeisti tą išmetimą. Ardyt reikės nemažai. Tai va, pasiruošim ir žiūrėsim, kažką gal procese čia dėjimo biškį
pafilmuosiu, šiaip jau daugiau apie tos ekserus nelabai yra čia ką ir pasakot. Toks turbūt greičiausiai bus trumpas video su rezultatais. Tai va, kol kas tiek. Ką, biškį pusėjau. Daug nuardyti reikia visko, kad prieit prie tų kelnių. Vietos kaip ir bus normaliai, bet aišku, jeigu kas keitėt, RS1000, RR ar dar kažkokiem, tai čia reikia atsilaisvinti tuos, pastumti priekį, žodžiu, kad neapgadint. Tada atsiranda vietos tiem visiem baršteliam, visiem tiem reikalam. Nemėgstamiausias mano darbas yra plastikų ardymas. Nuardyti tai dar yra viena, dabar nusiardėjai. Kai padarai darbą, praeina ten kažkiek laiko būna, gali būti ir 2 dienas, ir daugiau kai kurie motociklai. Po to taip atsisėdi ir galvoji, kur čia kas buvo. Iškart pradedi pats net YouTube'ai pasižiūrėti, kaip ardosi, kaip užsideda tie plastikai. Nu ir blem, emocija, jeigu apinaujai, tai reikia, kaip pasakyt, elgtis kaip su savo. Ardyt, greit uždėt, čia galima, kaip pasakyt, ant snarglių, bet reikia, kad neapibraižyt ir visą kitą, kad viskas būtų tvarkingai taip, kaip gavai. Tai vat, toj pusėje, nu kitoj pusėje analogiškai. Čia tai bakelis atrodo. Ten sklendė matosi, čia jau nežinau, ar matosi, žodžiu. Tai va, po biškį, kaip nors. Aišku, čia nieko tokio labai kosmiškai sudėtingo, tiesiog užima laiko, ne 1 valandą. Nu va, kaip atrodo zondai. Narrowband zondas, kuris nieko nereguliuoja, tai yra nesiadaptuoja. Ir widebandas. Widebandas visą laiką didesnis, aišku, čia biškai kitaip atrodo. Pas mane irgi widebandai reguliuojant ant stendo naudojasi tokio tipo zondai. Tai kaip galite atpažinti, kuris widebandas, kuris narrowbandas, labai lengva. Widebandas yra 4 laidų, narrowbandas yra 4 laidų, widebandas visada yra 5 laidų. Tai va, čia standartinės spalvos. Juoda, pilka, 2 baltos. Pakaitinimas, ten signalinis laidas, o čia jau gudresnis biški reikalas. Tai vat, įsukti jie iš vidaus čia, nu, kaip ir priėjimas norma visai apsardžius. Nu, kaip ir standartiškai. Aišku, video ten matėt, čia nėra daug ką pasakot, žodžiu. Atsilaisvint kulerį reikia, radiatorių. Kažkiek va vietos atsiranda. Čia aš manau be problemų įsikišti. Anoj pusėje tik sudėtingiau. Ten daugiau biški tokių, kaip pasakyt, komponentų ir biški radiatorius maišo toj vietoj. Šitą būtinai atsilaisvinti reikia, žodžiu. Video galite pasižiūrėti su XR-u, nelabai ten taip yra tokių konkrečiai, kaip ardyt, bet S1000RR ten realiai tas pats reikalas. Prie X-upo, kad patogiai prieiti irgi trosus atsekti, tai vat, atsisukat pakojį, užsimetat pakojį, čia guminę šlangą ant pakojo, o čia galinio taip uždedat savo tvarkingai ir viso, ir gali dirbti čia vietos normaliai. Iš pradžių galvojau, šitą reiks nuiminėti, bet greičiausiai, manau, išsisuksiu be šito nuėmimo. Nerandu įrankio, turėjau specialų įrankį tom spyruoklėm nuimt tvarkingai, kai reikia, nėra. Nu, X-upą atjungiu. Nu, labiausiai pizdavotas dalykas iš visų ardymo, tai vat šitą dalyką pasiekti 100. Giliai jisai tenais, žodžiu, ir pro čia rankos neįkiši, pro čia neįkiši, pro čia neįkiši, tai vien su šita nesąmonė pusę valandos turbūt pražaidžiau. Tai jisai sportiniam išmetimui nereikalingas, čia tas sklendė, vis tiek tas bakelis šalinsis, tai jį galima realiai, galima ir palikti, atjungiam trosus, tą modulį paliekam, klaidos nemes jokios, arba išprogramuoja. Tai pagal norus gal kažkas kažkada norės dėt atgal, tarkim, originalų išmetimą ir tą sklendę, arba jau tada užfiksuoja, palieka atidarytoj padėty, va, jinai dabar yra atidarytoj padėty. Tai taip palikti gali, tiesiog šito dalyko nepajunginėt, aišku, bus didesnis garsas. Technikiniai ten jau kiti niuansai, nežinau. Techui varant galim ir pridaryti, kažkiek užfiksuoti čia su kokia vėla ar dar su kažko. Taip pat problemos, manau, nebūtų.
ką, šiandien turbūt kaip ir užteks. Beveik viską nusėmiau, liko tik nuimti pačias kelnes. Ir pasirodo, kad neturiu 12 kampių galvučių. Kaip man čia susišvietė, kad aš turiu jas. Neaišku, Jonavoj čia ūkinių prekių parduotuvėse tokių šustrų daiktų nėra. Kauną važiuoti specialiai noro nėra taip pat, tai teks užsakyti ir palaukti. Tai va, ten daugiau viskas. Dalių, išmetimas, tarpinės naujas irgi uždėsim iš karto. Šitom nežinau, ar jos ten susispaudžiamos ar ne, bet tokį darbą darant nemažą, tiek ardymo geriau uždėti naujas. Ačiū už dovanas. Gavau vinelio kaip abstinentas, tai nežinau, ar čia per mažai, ar per daug butelių pas mane yra iš įvairių žmonių. Reikės gal čia lentyną pasidaryti. Tai va. Daugiau kaip ir viskas standartiškai. Kompas, kur randasi, rodžiau jau kažkada kažkam. Čia kompiuteris randasi, išimt galima čia per viršų. Realiai be visų plastikų ardymo tik šitą viršų reikia pasiardyti ir jį galima nusiiminėti. Tai va, kai subursiu, uždėsiu čia tą išmetimą. Tada testuosim ir žiūrėsim, ką jisai čia turi. Aišku, svarbiausia, čia ne maksimali galia kažkoks tikslas. Pas šitą konkrečiai žmogų yra kiti prioritetai, kad kuo sklandžiau, kuo švelniau jisai važiuotų, dėl to, kad jisai ir pakeliauti tenai mėgsta. Tai, kaip pasakyti, pasidraskimui kažkokio ten didelio poreikio nėra. Tai va, gerai, šiandien kol kas tiek ir pratęsimas bus. Viduje kaip atrodo, kaip standartinė sklendė, kokia nors tas motoriukas, jisai yra užfiksuotas, jisai nejuda, čia jį kompiuteris valdo. Tai tiesiog atsegat tos trosus, sudedat atgal ir jeigu norit palikti, tai šiuo atveju aš jį gal ir pajungsiu, gal norės pasilikti. Tai išprogramuoti galima visada, jeigu yra reikalas, bet jeigu norės uždėti išmetimą, tarkim, pajungti sistemą atgal, tai jau tada bus papildomi ten reikalai. Išprogramuoti šitą irgi nėra problema. Hujovina out. Susisakiau galvučių. Gerai, kad porą komplektų užsisakiau šitos, netiko. Nors tas pats. Gerai, kad šitos užsisakiau irgi, tai čia kur mūsų metrika, tai milimetrais tiko 10. Čia kur amerikoniška metrika kažkokia, ten 3/8, 15, 29 ir visas kitas nesąmonės netiko. Nežinau, gal ten 9 mm čia pagal juos ar kažkas tokio, tai gal kokiam pravers amerikonam kada nors. Tai va, kaip atrodo tas reikalas. Kiek inčių sveria, nežinau, turbūt kokius 5-8 kilus. Tai turbūt drąsiai tose ribose. Kaip čia atrodo reikalas. NOx sensoriai. Jis nežino, kas yra detonaciniai davikliai. Tai jų paskirtis apsaugoti variklį nuo detonacijos. Tai tarkim užpylėt labai blogą kūrą. Kuo blogesnis oktanas kūro, tuo jisai blogiau užsidega. Gali detonuoti variklis, tai šitie davikliai tą reikalą jaučia ir riboja kompiuteris parametrus. Tam tikrus, kad, kaip pasakyti, neužkaltų variklis. Ta detonacija galima pavadinti liaudiškai variklio kalimas. Tai čia irgi ta technologija nuo mašinų pernešta. Ne tik pas BMW yra, pas japonus kai kurios yra, pas Kawasakis. Supercharger variklius, dar ten pas kažkurios irgi tokie būtent davikliai pas Hondas yra. Tai nuėmiau šitą reikalą, be tos kojos nuėmimo, šiaip ne taip. Tai dabar trauksim išmetimą, žiūrėsim, kaip čia kas varžtai priejau labai lengvai. Iš anos pusės biški sunkiau, bet paprastas raktelis ir galvutė, ta 10-12 kampų. Naujas tarpinės, čia iš principo, gal jos čia tokios ir daugkartinės iš tikro. Čia tokia bortelį tokį turi vidinį, bet neaišku.
ar aš čia vienkartinis ar ne, kažkaip tokį darbą darant geriau naują sudėti. Čia dalies kodas, jeigu kam reikės. Originalios. Mačiau kainos įvairiai nuo 5 eurų iki 15 eurų už vieną, ten priklausomai nuo puslapio. Nežinau kiek žmogui šitos kainavo, bet čia kažko tepti nieko nereikia, ten tokie borteliai išpjauti, tiesiog jos ten įsideda ir tiek žinių. Tai vat. Nu va, kaip atrodo tas reikalas. Nežinau, kurią čia pusę filmuoju, tai stainless steel. Nu, turbūt kokius 3 kartus tai kaip minimum lengvesnis, jeigu ne 4. Už tas originalias kelnes. Technologija, čia siauriau. Čia siauresnės vietos, čia išplatėjimas toksai. Nu, Akrapovičius, Arrow. Tos firmos yra, kur, kaip pasakyti, ne tiesiog išlanksto vamzdį, o kur yra visa technologija, kaip pasakyti. Nors kaina nėra maža, bet jeigu investuoti, tai tik tai į tokius išmetimus. Aišku, čia tokio kasekėlių kažkokių čia yra virinimo, bet visgi moka čia už technologiją, ne tiesiog kaip ten tas vamzdis gražiai suvirintas. Tai vat ką, bandysim dėti kažką. Nu ką, rankos biški apdaužytos, mechanikai jūs labai gerbiu ir užjaučiu, kas dažnai tokius darbus darot. Atsistojus būtų labai fainai toks darbas ant pakelėjo, atsiklaupus čia, tai žodžiu kojos kenčia. Tai vat viskas uždėta. Čia šitas fiksuosis prie pakojo, turbūt aš taip suprantu, kažkoks čia dar laikiklis yra, bet originali ta dėžė užsimauna ant šitų dviejų pipcikų tokių. Čia kažkokio laikiklio nematau aš, kuris leistų ten, žodžiu, tai koks reikalas su tuo dėjimu. Kai ateina kelnės, aš nežinau, ar savininkas pats surinko, ar jos jau atėjo surinktos. Nuo šitų dalykų nusiema tokios galvos, taip galima pasakyti, ir jos dedasi atskirai. Taip užmaut kažkaip padaryti, blemba nepavyks. Aš pirmą bandžiau, kažkaip man nesigavo, po to pasižiūrėjau video, tai pasirodo tas galvas reikia dėti atskirai su šitais laikikliais, vat, ausim tom vadinamom. Spiruoklės taip pat užsikabinkit, kol dar neuždėtos kelnės. Nu ir jau kai bus jau viskas ten ranka prisukta, tada jau galit manevruoti čia. Žodžiu, su jom. Nu vietos kaip ir pakankamai šitą darbą padaryti. Tai biški sudėtinga jos, taip ten, kaip pasakyti, mikro, tas pataikymas, toks biški čia jos sukinėsi iš savęs tos dvi pusės. Kiti būna išmetimai, kai kurie tai sujungimai keliose vietose, ta prasme gali dėti atskirai. Nu ir čia iš principo galima, bet tingėjau atseginėti, žodžiu, tai uždėjau taip, viską užveržiau, prieimai, spiruoklės puikiausiai užsideda, neradau įrankio, to, kur tempimui va tokį prisiminiau, kad turiu, tai labai greitai su šito viskas užsidėjo puikiausiai. Tai vat, tiek žinių, dabar dėsim bakelį. Nu ką, uždėta, atrodo taip. Visą laiką, kai uždedat, apčiupinėjat, nuvalykit su tipo ale WD-40 ar kažko tokio tepalu, nes lieka piršto anspaudai, riebalai, tepalai, visokie, aišku, čia ne titanas, ne taip matytųsi ant nerūdijančio plieno, nors šitas gal ir titaninis, bijau pameluot, man atrodo šitas titanas gali būti. Ant nerūdijančio netaip matosi tie visi dalykai, kai užkuriat gausis pirmas tas toks užkūrimas, degimas, ten vis tiek tepalo likučiai ir iš gamyklos, tai ir dūmų rūks, neišsigaskit, jeigu kas keičiat. Tai visur, kur eina pasiekti, visur reikia nuvalyti pilnai, kad neliktų jokių
riebalų, kurie įdega kažkaip į metalą ir jų nenuvalysi paskiau ten be valymo, poliravimo kažkokio ir taip toliau. Tai vat. Nu, pas BMW gražus bakeliai, nežinau. Man kažkaip seniau patikdavo labai trumpi tie visokie sliponai. Aišku, nuo moco stiliaus priklauso, bet šitie tikrai gražus. Net ir gamyklinė ta forma jų nebloga. Tai vat. Pasijungiau zondus visus, viską čia ką reikia, radiatorius prisisukau. Šiandien jau užteksiu čia, nežinau, kokias 3 valandas minimum. Žaidžiau, kad viską tvarkingai uždėti, čia nesubraižant nieko, tai plastikus jau turbūt tik tai kitą savaitę užsidėsiu. Nu ir pradėsim reguliuoti. Ką trumpam užlėkiau. Čia biški šeštadienį. Oro filtrą pakeisti reikia. Oro filtras randasi vat būtent šitoj vietoj. Čia pakeitimas nėra labai sudėtingas. Porą hamutų nukirpt. Porą fiškučių. Ta siurblį. Nežinau, koks šis siurblys iš tikro. Ar čia kažkas kitokio. Žodžiu, tai tą reikia atverst. Toliau suskaičiau duomenis kompiuterį, išsitraukiau. Padariau pirmą užkūrimą, nenufilmavau, kas darosi su šitais motociklais S1000RR, visokiais su tokiais varikliais naujasnių metų. Kas nežino, kas yra cold startas, tai yra kai užkuri ir motociklas laiko aukštesnės apsukas. Tai po šitos BMWs jisai laiko apie 2000 su čiučiut. Ir labai šlykštus garsas, žodžiu. Tai užkūrus gaudo, čiaudo, žodžiu, ir taip toliau. Būtent, kai uždedi tiesų išmetimą, kas deda, neįsigaskit, žodžiu, pradeda šaudyti ugnim per bakelį. Netolygiai variklis dirba, pulsuoja. Nu, čia dūmai, tai kaip ir sakiau jau prieš tai, kad dūmai rūksta čia nuo tų visų tepalų ir panašiai. Tai yra cold startas. Tai būtent pas BMW pas šitos variklius tą cold startą galima deaktyvuoti, ta prasme programiškai pašalinti, kad mocas užsikurtų taip, kaip turi būti tvarkingai. Nes nenufilmavau, gal pirmadienį pabandysiu pafilmuoti, kai jau čia pradėsiu reguliuoti, kaip tas cold startas atrodo nereguliuota motociklai dar. Tai va šiandien turbūt tik tiek. Norėjau duomenis nusiskaityti, kad per savaitgalį ten viską pasiruošti bazinę programą, įsitikrinti, įsižiūrėti viską ir taip toliau. Filtras out. Nu, švarus, tas filtras. Čia yra tokių biški vabalų, kaip pasakyti, bet dar ne super baisiai. Tas variantas atrodo. Gal kažkiek. Tai va, čia jisai įkištas yra. Čia reikia va tą reikalą išimti. Nu, žodžiu, biški tokių mažų reikaliukų yra. Ką, pirmadienis. Žiūrim, koks tas cold startas čia bus. Kaip ir sakiau, ar bus su tais pačiais čiaudėjimais, ar bus biški geriau. Matėt, koks tas cold startas, tai pradžioj su ugnim net šaudo, žodžiu. Tai būtent pas jūs bus taip, tokio tipo motociklam, tokiam varikliam, realiai aš manau nuo 20 metų ir į viršų dažniausiai tas dalykas būna. Kuo naujesnis, to jisai labiau pasireiškia. Tai kai uždėsit tiesų išmetimą, tą dalyką pamatysit, kai bus katalizatorius, dėžės, jeigu tik šitas sliponas, to dalyko manau nelabai pastebėsit. Cold startas taip jisai bus aukštesnės apsukos, bet nebus tų va tokių, šį kartą neužgeso. Praeitą kartą,
kai uždėjau pirmas užkūrimas buvo, tai net buvo užgesęs dėl šito dalyko. Tai vat, viskas pasišildžiau, dar čia biškiai kai ką pasiruošti ir galima bus pamatuoti, ką jisai čia turi. Darbas kaip ir baigtas, žodžiu, čia nemažai laiko praėjo, nuo praeito filmavimo jau ten net neprisimenu, ką ten pasakojau, kalbėjau, buvau biški, kaip pasakyti, daugiau negu biški čia pastrigęs su jo, dėl tokių techninių niuansų, žodžiu, tai gamyklinės apkatkės ribotuvas ten buvo nenuimtas, tai kas nežino, 9000 apsukų yra riboja apkatkės metu, tai pirmo aptarnavimo metu turi nuimti tą ribotuvą. Čia kažkodėl nenuėmė, nors mocas lietuviškas, viskas buvo, žodžiu, tai kol ten tą dalyką išsprendžiau, praėjo laiko, diagnostikų bandėm su įstom visokiom ten BMW-niom, tom vis tiek nedavė, ten nepaaiškinamas klaidas kažkokias metė. Tai, bet finale viską išsprendžiau vis tiek, nusėmė tas ribotuvas ir galima buvo pradėti reguliuoti, nes su 9 štukom kaip ir, nelabai uždėsiu kreivę, palyginsiu, kiek turit galio su 9000, kiek stokas turi. Ir finalinis variantas, tai jau turėjau realiai čia į vakar pabaigti. Net neskaičiavau, kiek dienų praėjo, jisai nemažai pas mane tas mocas prastovėjo iš tikro. Tai koja kišo būtent dėl to gamyklinio to ribotuvo, nes negalima buvo toliau darbų daryti. Tai jau vakar galvojau pabaigsiu. Dar vienas niuansas išlindo tenai, kol suradau, žodžiu, tai šiandien jau finalas, pabaiga, viską protestavau. Jau ten turbūt pasakojau, kas daryta, žodžiu, išmetimas apie funkcijas, tai eksupas pašalintas, diesel cut funkcija, tai žodžiu, diesel cut, katalizatorių, visi ten tie reikalai, ekologijos, viskas, žodžiu, suprogramuota, pašalinta, cold startas tas, kur užkuriat šlikštus garsas, kur ten čiaudo gaudo, žodžiu, tai tas dalykas irgi, dabar kažkas ten apie 1500 užkūrus, jokių šaudimų, nieko, viskas tvarkingai dirba, kaip turėtų būti. Tai, kaip ir sakiau, buvau pastrigęs čia su juo, bet, šiandien pabaiga šito viso dalyko. Tai šitas modelis nuo 24 gamintojas deklaruoja, kad jisai dadėjo 4 kW, ten ar 171 yra, 22 metų tarkim, o nuo 24 jau tipo 100 ten, žodžiu, dadėjo 4 kW. Tai protestavus, niekas tenai nedadėta, programas aš ten palyginau, jokių ten skirtumų neradau su senesniais, tai čia biški ekranas dreba, nes šalta biški durys pradarytos. Tai žodžiu, reklaminis triukas tenai yra su tais visais tipo dadėjom, bet realiai tenai nieko nėra. Jisai gavosi tiek pat, kiek su prieš tai darytais. Tai vienas buvo daugiau, kitas 22 metų, kur paskutinį čia dariau praeitais metais, gal ten prieš pusmetį ar kada dabar neprisimenu, tai galima sakyti 1:1, tik tai ten buvo ne akrapilnos kelnes, ten irgi buvo deketas, bet dabar neprisiminsiu. Kas? Žodžiu, esmė tokia. Čia midrenzas tas vadinamas, vidutinis gazas, galima tai pasakyti, ne, ten, kur jūs, labai daug laiko tikrai praleisit, tai buvo šiam 9 sagė, dabar yra 9,5. Galima daugiau tenai, dar yra tų apribojimų, bet užteks, tikrai, aš manau, kūras, o matot, koks yra gamykliškai, labai liesas šitam diapazone. Paskiau viskas pastatyta ten, kur reikia. Tarp dviejų linijų. Čia toks yra pradžioj nuokrypis mažiukas, bet jisai čia įtakos.
įtakos jisai čia neturi. Minimalus reikalas. Tai prieaugis koks, nu žodžiu, daug čia dasidėjo tų arklių. Per visą diapazoną. Nu va, tokie tie finaliniai skaičiai dabar žymėsim. Šitas vat yra su tuo gamykliniu robotuvu 9000 apsukų, tai jum galę valdymo blokas uždaro turint 114 AG. Tai čia su kūru. Matot kaip? Ir per liesas smarkiai. Ir tos galios, ne kažką. Tai va. Nu, nesitikėjau aš. Aš galvojau, kad ten bus kažkokių update'ų, kaip gamintojas ten pasakė, su ta gale, kad tenai jam bus ten labai daug tų AG. Galvojau, gal apie 108 kažkas bus tenai. Bet nu ne kažkaip. Tai va, 169. Buvo čia jau nuėmus tą gamyklinį ribotuvą, visiškas tokas, kai yra niekas nereguliuota, buvo 105. Tai realiai, jeigu pasigūglinsit kažkur matysit, tai labai normalus skaičius yra. Nu ir maksimaliai, ką pavyksta išlaužti su juo, tai apie 107 visus variantus išbandžiau. 107 niekaip. Nu, labai tokios sąlygos dabar. Temperatūra, matot kokia, ne? 6 laipsniai, 10 laipsnių viduj. Galimai prie kitų sąlygų parodytų daugiau sausesnių, šiltesnių oro šiek tiek. Šaltas oras irgi labai, kaip pasakyti, proto ribose turėtų būti. Tai čia dasidėjo 6 G šitoj vietoj, 8 newtonai. Pažymėsiu. Taip, atrodo. Norėtųsi, aišku, visada daugiau, bet aš manau, iš tų dalykų, kurie paslėpti vidutiniam diapazone, tai bus daugiau negu per akis, kokia yra šito moco paskirtis čia. Ne britva, kaip pasakyti, jeigu norit, kad jum rautų belė kaip, tada perkat su Shift Camo modelį, M modelį, pavyzdžiui, ten, kuris jau turi tą patį variklį, kaip ten S1000RR, pavyzdžiui, ir panašiai jau ten, kur palei 200 arklių gali būti. Ir viršaus dar, aišku. Tai vat, viskas. Labai čia išsiplėčiau jau turbūt ir prieš tai ten nemažai pafilmuota, sakiau trumpai. Nes jau čia ne vieną kartą tokį rodžiau tą modelį, tai bet kadangi čia buvo biški daugiau darbų reikalų, tai gavosi taip, žodžiu, tai viskas. Kol kas tiek žinių, susitiksim pavasarį. Paka.